Šioje pamokoje nagrinėsime uždaras formas ir kaip jas padaryti uždaras. Modeliuoti uždaras formas verčia tokie modifikatoriai kaip extrude. Nusipieškime atvirą arką ir vieną uždarą arką. Pasirenkime arkos įrankį. Ir dabar kitą arką. Ir pažymėkime PySlice varnelę ir mūsų arka patapo uždara. Dabar pritaikykime modifikatorių extrude abiem arkom. Suteikime amount bent kažkiek tai ir kitai arkai taip pat extrude. Kaip matote, yra skirtumas. Ta kreivė, kuri buvo atvira, iškilo tik tai jos palei kraštinį esantis plotas, o ji taip ir liko be dugno ir be kepurės. Tuo tarpu ši forma su extrude modifikatoriumi iškilo taip, kaip mes ir tikėjomės. Taigi grįžkime prie arkos, ištrinkime kol kas modifikatorių extrude ir paverskime mūsų arką į editable spline. Formą paversti uždara yra ne vienas būdas. Galima to paties pasiekti nuėjus į vertexus ir susirasti connect ir tuomet užėjus pelytę ant vienos viršūnės tempti į kitą. Išjungiame komandą su dešiniu pilies mygtuku ir štai mes iš karto sukūrėme uždarą formą, galime patikrinti per spline. Spline rodo mums uždarą formą. Taip pat suteikime modifikatorių extrude, kad visiškai įsitikintume. Forma veikia taip, kaip mes ir norėtume. Išjunkime lemputę ties extrude. Ištrinkime segmentą. Segmentą ištrinti galima tiesiog klaviatūroje nuspaudus delete arba pasirinkus mygtuką delete modify juostoje. Taip pat svarbu yra suvokti, jog editable spline tam tikrose lygiuose yra prieinamos skirtingos funkcijos ir komandos. Vertexų lygmenyje veikia komanda connect, tuo tarpu segmentų skiltyje jau ši komanda yra užžymėta juodai ir nebeprieinama. Spline lygmenyje vėl veikia kitos komandos. Dabar kreivę versime uždara formą spline lygmenyje. Susirandame mygtuką close, kuris yra apačioje, spaudžiame close ir mes gavome uždarą formą. Įjunkime modifikatorių extrude, kad įsitikintumėm ir įjunkime, jeigu nėra įjungta show end result toggle, kad rodytų mūsų istoriją. Štai taip. Forma pasidarė uždara, taip kaip mes ir tikėjomės. Vėl išjunkime modifikatorių extrude ir vėl ištrinkime mūsų segmentą. Pauskime delete, nueikime į vertexus. Kaip matote, viena iš viršūnių yra rodoma balta, o visos kitos yra geltonos. Taip yra todėl, jog balta viršūnė žymi pradinę viršūnę. Kad įsitikintumėm tuo, paspauskime display show vertex numbers ir štai pasirodo numeriukai ir ši viršūnė yra numeris 1. Galime išjungti. Taigi naudojame komandą connect, tačiau ši komanda gali būti naudojama tik tai, kai viršūnės yra atviros. Jeigu tai yra uždara viršūnė, connect komanda nebeveikia. Pabandykime paspausti connect. Štai pasikeičia pelytės kursorius į pliusiuką. Tempiame nuo šitos viršūnės į kitą viršūnę. Ir matome, jog pelytės kursorius nesikeičia ir mums neleidžia sujungti šių viršūnių. Tuo tarpu, kai vesime prie šios viršūnės, atsiranda ikonėlė, kuri mums rodo, jog ketinama jungti prie šios viršūnės naują liniją. Yra dar vienas būdas, kaip sujungti atskirus segmentus, tai yra komandos create line pagalba. Einame į lygmenį vertex, susirandame create line, raidelės pagalba įsijungiame traukos režimą ir brėžiame liniją nuo vienos viršūnės į kitą ir atspaudžiame. Tačiau šiuo atveju mes sukūrėme ne uždarą formą, kol kas forma tebėra atvira, nueiname į spline, išjungiame snap režimą ir kaip matote, viskas yra oranžinės spalvos, tai yra dėl to, kad mes turime modifikatorių extrude, jį kol kas tada ištrinkime ir grįžkime prie spline. Štai dabar raudonai pažymėta yra viena spline ir kita spline. Taigi mes turime dvi spline kreivės, todėl ši forma nėra uždara. Ir jeigu mes naudosime modifikatorių extrude, negausime to rezultatų, kurio tikėsimės. Tam, kad ši forma taptų uždara, mes turime sujungti jos viršūnės. Nes iš tikrųjų sukūrę šitą liniją, mes sukūrėme ją naujai. Tai yra, jeigu mes dabar ją pastumsime, matome, kad mūsų arka tebeturi atskiras viršūnę ir mūsų ši kreivė taip pat turi naujas viršūnės. Ctrl+Z grįžtame ir dabar mes tas viršūnės turime sujungti į vieną. Tam yra naudojama komanda weld. Eikime į vertex lygmenį, pažymėkime viršūnės ir spauskime weld. Taip pat kitą viršūnę ir irgi spaudžiame weld. Ir štai dabar jau turime vieną uždarą formą.
Taigi komanda connect sujungia kreivės iškart paversdama formą uždara. Su komanda create line mes kuriame naują objektą ir jeigu jau norime tas viršūnės sujungti, turime tai padaryti atskirais veiksmais. Komandai weld priešinga komanda yra break. Kad būtų lengviau dirbti su mūsų formomis ir iškart matytumėm visų formų verteksus, o ne tik tai to objekto, kuriame esame verteksus, nustatykime mūsų sluoksniui per Layer Properties, atsidarykime sluoksnių lentelę, susiraskime Layer Properties ir pažymėkime Vernalities Vertex Ticks, spaudžiame OK. Ir štai dabar matome visų mūsų spline kreivių verteksus ir mūsų sukurtos formos verteksus, viršūnės. Uždarykime Layer sluoksnį ir dabar pažymėję vieną viršūnę galime spausti Break. Break yra šalia Create Line mygtuko. Ir štai mes vėl kreivę pavertėme atvira, tam, kad įsitikintumėm galim pajudinti. Taigi priešinga komandai weld yra komanda break. Tam, kad break veiktų, viršūnė turi būti tarp dviejų segmentų, o negali būti atskira viršūnė. Tarkim, šitos viršūnės mes negalime su break pagalba skirti. Tai yra viena viršūnė ir po break komandos vis tiek lieka ta pati viena viršūnė. Taigi tam, kad veiktų break komanda, viršūnė verteksas turi būti tarp kelių segmentų. O tam, kad komanda weld veiktų, viršūnės taip pat turi būti dvi atviros, tai negali būti uždara viršūnė ir mes negalime suvirinti dviejų uždarų kreivių viršūnių. Nusibrėžkime dar vienas apskritimą. Ir dabar įsijunkime režimą Snap, traukos režimą su S raidele ir įsitikiname, kad traukos režime pažymėtas yra vertex trauka. Ir dabar nutempkime vieną apskritimą ant kito taip, jog abi viršūnės persidengtų. Ir dabar sujunkime šios objektus, tai yra paspauskime ant Editable Spline objekto, pasirinkime Attach ir prijungime kitą objektą. Taigi tai yra vienas spline forma dabar, tačiau tai vis tiek neleidžia mums sujungti šių dviejų atskirų apskritimų viršūnių į vieną, todėl kad tai yra dvi atskiros uždaros formos. Pabandykime sujungti, pažymėkime verteksus, spauskime weld ir dabar tiesiog pajudinkime mūsų formą, išjungkime traukos režimą, kad mums netrukdytų. Ir kaip matote, formos liko atskiros, viršūnės nėra sujungtos. Anksčiau mūsų naudotai programai Close priešinga komanda yra Explode. Dabar šitą pažymėtą apskritimą išsprogdinkime į atskirus segmentus, susirandame Explode ir čia yra pažymėta To Splines ar To Objects. Mes galime šį apskritimą išskaidyti į segmentus, bet likti tame pačiame objekte, arba visus šios segmentus paversti atskirais objektais. Šiuo atveju mums tinka To Splines, spaudžiame Explode ir štai mes gavome vėl tik atrodančią uždarą formą, o iš tikrųjų jinai yra sudaryta iš 4 spline kreivių. Tam, kad šias kreives sujungtume, mes turime jas visas pažymėti ir spausti weld, tačiau mums reikia nueiti į vertex lygmenį, nes spline režime neveikia. Grįžtame į vertexus, vėl pažymėme visus vertexus ir spaudžiame weld. Kaip matote, šalia weld yra parametrai 0,1 mm. Tai rodo, kokiu atstumu esančias viena šalia kitos dvi viršūnės suvirina komanda weld. Taigi visos viršūnės buvusios viena ant kitos taip pat buvo suvirintos ir būtų buvusios suvirintos visos viršūnės, kurios būtų viena nuo kitos atstumu per 0,1 mm. Spauskime Ctrl Z, kad gautume vėl atjungtą formą, patikrinam su spline. Taigi tam, kad įsitikintumėm, jog forma nėra uždara, yra dar vienas būdas tai patikrinti. Tai yra mes galim nueiti į Properties, spaudžiam dešinį pelės mygtuką, pasirenkam Object Properties ir čia General kortelėje mes matome, kad mūsų ši forma turi 12 viršūnių, tačiau mes realiai matome tik tai 8. Tai jau užduoda, jog forma turi persidengiančių viršūnių. Yra ir kitas būdas pamatyti statistiką, tačiau jau bendra visam projektui, tai yra paspaudus klaviatūros skaičiuką 7. Ir čia mes matome informaciją apie tai, kiek yra daugiakampių naudojamų ir kiek yra viršūnių. Tačiau viršūnės čia skaičiuojamos yra ne spline kreivių, ne 2D shape formų, o jau tūrinių formų. Jeigu mes dabar ištrinsime šį objektą, jau rodo statistika, jog ekrane visiškai nebėra daugiakampio ir ekrane taip pat nėra ir verteksų, nors mes turime
šią 2D formą. Taigi apibendrinant reikia pasakyti, jog norint suvirinti viršūnės, tai turi būti dvi atskiros viršūnės. Norint vieną viršūnę suskaidyti į dvi, viršūnė turi būti tarp kelių segmentų. Dviejų uždarų spline kreivių viršūnių suvirinti negalime. Komandos connect pagalba galime sujungti atviras viršūnės. Komandos close pagalba galime atvirą spline paversti uždarą spline. Komandos explode pagalba uždarą spline kreivę galime išsprogdinti į atskirus segmentus. Na ir komandos create line pagalba mes galime sukurti kokią norime liniją.